tai yra net ne baldas, o sistema, profilių sistema, kurie, kaip aš netgi lyginu su mozaika, su puzzlais, su dėlionėm, su pikseliais fotografijai, kur tu turėdamas paprastą labai sprendimą techninį, tai yra unifikuotą mazgą, unifikuotą profilį, kurio pagalba tu gali, ir turint tam tikrą kiekį tų profilių, jų pagalba tu gali kurti savo reikiamą formą. Tai ne vien tik tai baldų srity tą galima naudoti, bet ir galbūt ir mažosios architektūros, ir kažkokias tai pertvaras, ir galų gale yra mano planuose ir galbūt netgi ir namų statyti, panaudojant šitą patį principą. Tai dabar mes matom baldą, naudojamas natūralus medis, natūrali mediena, kur yra savaime nepigi medžiaga ir reikalaujanti daug rankų darbo, pati gamyba, kad įgyvendintų visą šitą. Kad pagaminti šitą daiktą, tai vienam žmogui trunka, jeigu viskas yra tvarkoje, jeigu viskas gerai, klojasi apie 10 darbo dienų.